Labas visiems, malonu matyti. Tai profesorius, jisai kaip ir priklauso tikram mokytojui, savo studentus, nebūtinai tiesioginiai susijusius su tuo studentus, bet reikia ištestuoti. Tai dabar tiesiog pagalvokite, jeigu jūs esate, nežinau, treneris, sveikos gyvensenos atstovas ir po profesoriaus stojate ant scenos kalbėti. Tai bet ką tu pasakysi, tai bus arba padidinamuoju stiklu prižiūrima, arba jeigu aš kažkaip pasakysiu, va dabar gal papildysiu profesorių, tai iš karto, kaip tu turi teisę mane pildyti? Jo, ačiū labai. Tai vis tik tai mes labai gražiai su Laura čia kalbėjom ir jinai sako, tai va, profesorius papasakojo viską jum teoriškai. Mano dabar užduotis yra viską perteikti jum fiziškai. Nes aš taip jau ir darau, kai aš jau lipu ant scenos, kai kažkur kažką turiu pasakoti, tai pas mane visa salė juda. Aš atsisėdu, koja ant kojos, kavą gurkšnoju, o jūs judat ir darot. Taip ir turėtų būti, nes teorija turi eiti su praktika. Ten rodė policininkus tuos du paskutinius, labai raumeningi ir labai pavargusi. Bet išmintingi ir stresui atsparo. Tai ten turėtų būti balansas tarp jų, tai toks per vidurį. Tai čia labai panašiai ir aš norėsiu dabar padaryti. Ir apie viską papasakoti, kas ten buvo užrašyta ir kas vis dar yra užrašyta. Tai kviečiu atsistoti, labai trumpam. Tokį net išgirdau. Ir jūs išgirdote, ne? Taip labai subtiliai galima išgirsti, bet ausis gerai girdi. Visų pirma, ir jum atliekant savo pareigas, yra didelė tikimybė susižeisti, susižaloti, bet dažnu atveju net nedarbo vietoj tai atsitinka. O ryte atsikeliu, mankštos nepadariau, lipu į mašiną, surakino, jau užkliuvau, nukritau. Tai mano užduotis kaip trenerio padaryti taip, kad žmonės, kurie yra mano paskaitoje ir darys kažką, ko aš jų paprašysiu, kad jie nesusižeistų ir nesusižalotų. Nežinau ir nekvestionuosiu, ar mankšta šiandien buvo daryta ar ne. Ten rodė profesorius statistiką. Bet mes viską labai padarysim gražiai. Tai pradėsim nuo galvos, o taip jūs galvą tai pasukinėsit, o taip iš šonus. O taip. Labai gerai. Treneriui nereikia daryti. Treneris daro, tų treniruočių per dieną 10, aš galiu pasivaikščioti ir pasižiūrėti, kaip jūs darot. Va, pasididžiuot labai gerai šaunuoliai. Į kitą pusę. Visų pirma, reikia padaryti taip, kad tas kraujas, deguonis, vanduo ir limfa jum atitekėtų į kitos galvos. Ką ir kalbėjo profesorius, kad visą tai išsipildytų, to fizinio aktyvumo reikia. Tai viskas aišku, kad reikia, bet mes dabar padarysim ir patys įtikinsim, kaip tai veikia. Toliau, pečiai, atgal. Ir nemažai aš kalbėsiu apie pečių svarbą ir apie, galbūt net ne apie svarbą, bet apie sėdėjimo padaromą žalą. Kas atsitinka, kai mes daug sėdim. Ir ne tik, kad ten tos teorijos bus labai mažai, bet mes daugiau padarysim praktikos, kad žinotumėt, ką daryti. Toliau riešai. Tai va riešus. Labai paprastai. Kol jūs dabar sukate pečius atgal, va šitaip, ten vyko daug nuostabių dalykų. Šiaip, profesorius visko papasakojo, bet paminėsiu vieną faktą. Dabar alkūnės, va taip. 2, nes aš mikrofoną laikau. Mūsų kūne yra vadinamosios vilties molekulės. Kol mes sėdėm ir nieko nedarom, tai mūsų raumenys sėdė ir nieko nedarom. Gerai, toliau liemuo. Va šitai. Prasukat liemenį į vieną šoną. Mes tik pradedam judėti, tai jeigu žinot, žvaigždėtas dangus ir tų žvaigždžių yra labai daug, kai labai ryškiai matosi. Kai jūsų kūnas pradeda judėti, pas jūs raumenis, va tas visas žvaigždės, tas molekulės pabarsto po kūną. Ir tokiu būdu jūsų kūnas pradeda tos žvaigždės, tos molekulės viduj. Dabar taip. Jos pradeda po visą kūną judėti ir suveikia kaip vaistinė, kaip jūsų vaistinėlė, vidinė vaistinėlė. Tai tas judesys, jisai va toks svarbus. Ar jisai turi būti labai ypatingai didelis? Jo, mes matėm minutės, bet o jeigu 8 minučių negaliu padaryti, tai ką, viskas man blogai? Dabar toksai bus įdomus pratimas. Va taip nusilenkti, tokiom pusiau tiesiom kojom, va taip pasilenkėt, smakras iškeltas, krūtinė išlenkta. O dar geriau būtų, jeigu pasisuktumėte į kolegą ir taip, ačiū kolega, kad šiandien ryte padarai kavos. Ačiū tau, kad sutvarkai po manęs lėkštę išplauni. Ne, juoktis nevalia, čia nereikėjo juoktis.
Bet šitą galit parsinešti namo su vyru, su žmona, su vaikais, tokį iš ryto, ne, vadarydami šitą. Toliau keliai, va šitaip. Kol jūs lankstatės per liemenį, aš nepaminėjau pačio svarbiausio fakto apie šios dienos mankštą. Pasitikėjimas savimi kyla net 60%, kai jūs lankstotės per liemenį. Nes pas mus iš čia turi užkilti ne tik kraujas, deguonis, limfa ir vanduo, bet visa informacija iki galvos. Gerai, kita pusė, kelius. Ir pas mus čia yra toks įsidėstęs nervas klajoklis, kuris nuo pilvo keliauja iki pat galvos. Ir jisai atsiunčia 80% informacijos būtent iš čia. Tai kai mes išjudinam pilvą, viskas pradeda kilti į viršų. Ir šiaip, eisit pas vadovą pasišnekėti, jaudinatės, atsistojat, šitai padarėt, pasilankstėt. 3 pratimai. Ir viskas, atėjot ir pasakėt, ką reikia pasakyti. Ir paskutinis tai yra pėdos. Ir šiaip iš tikrųjų dažniausiai mane žmonės klausia, tai pėdą sukam taip, kaip lyg cigaretę išmetat ir norit ją pritinti prie žemės, tai va taip panašiai. Žmonės klausia, Ignai, sako, o kodėl tada ne nuo pėdų į viršų, kodėl mes nuo galvos į apačią? Ir atvirkščiai, aš dabar šiandien nuo galvos padariau, bet dažniausiai darom nuo pėdų. Keičiam koją? Tai nėra skirtumo. Aš šiaip sakau, kad mes dažniausiai iš lovos koją keliam, tai kad tą koją išlipti reikia pramankštinti, kad ta trauma neatsitiktų. Sėdant ant tualeto būna trauma, lipant į mašiną, lipant laiptais ir taip toliau. Gerai. Ar buvo sunku? Emocijų buvo? Juokitės labai, kai reikėjo šitą daryti, visi juokitės ir labai gerai. Endorfinų prisigamino nuo paprastos mankštos. Ir jeigu taip tęstųsi jūsų diena toliau, su tokiais intarpais lengvais, aš apie juos papasakosiu. Yra didelė tikimybė, kad pas jūs ir nuovargio tiek nebus, ir būsit budrus, ir galėsit visko daug padaryti. Bet kai mes tik atsisėdam, viskas sustoja. Tai dabar kviečiu atsisėsti. Kad viskas sustotų. Ir labai dažnu atveju po pietų atsisėdu ir pradedu miegoti. Kodėl? Čia šiaip, aš dabar čia nesidalinu kažkokią labai savę informaciją, bet išėjau iš kalbos. Jūsų centrinė nervų sistema turi priimti sprendimą. Jis ką tik pavalgė, bet atsisėdo dirbti. Mes turim dabar dilemą išspręsti. Mums virškinti maistą, ar vis tik tai rūpintis, kad smegeninė veiktų? Nu, jie ten. Gerai. Smegeninė, matau, kad neatsitrauks nuo kompiuterio, tikrai nori dirbti, nevirškinam. Viskas stovi, galit jaustis dėl to prastai. Bet jeigu nuima čia ir sako, reikia virškinti, tikrai nemažai pavalgė per pietus, gausiai taip. Ir viskas, ir jūs pradedat miegoti. Ką darot? Atsistojat, išėjot pasivaikščiot, prasilankstėt, pasilankstimas tai yra šioks toks padėjimas, apvirškinti maistą, ten pasistumdo viskas, kas reikia. Prasijudinat visaip kaip. Ir užtenka ten kokių 15-20 minučių savo duoti tokią pertrauką ir galite eiti dirbti. Ir jeigu vėl tas pats kartuosi, vėl tą patį daro. Dar šiek tiek vandens įpilat, kad ten pasigreitintų virškinimas ir va tokia ta didelė tikimybė, kad nebemiegosit per pietus. O kitas dalykas, ten buvo vienas toks pažymėtas iš jau to burbulo, apriboti šiek tiek savo maisto įdėjimą, kiekį, dydį. Tai jeigu normalus dydis, per pietus neturėtų migdyti. Bet šiandien aš ne apie tai. Mes pasinankštinom, noriu papasakoti, kaip aš, kaip treneris, matau fizinį aktyvumą. Nes kai aš kalbu apie fizinį aktyvumą, ar kai profesorius sakė fizinį aktyvumą, tai ką jūs įsivaizduojate? Fizinis aktyvumas, su kuo jam kylanti ta asociacija? Profas, bėgiojimas, gal kažkokia mankšta, kokia dar? Ant galvos stovėta, ne jau. Kas dar? Sunku bus jo. Bet aš kaip treneris matau dar čia jau viską, bėgioti, stovėti ant galvos, tai viskas turi ateiti po to. Pačioj pradžioj turi ateiti kiti dalykai. Mes su savo fiziniu aktyvumu, buvimu ar nebuvimu esame tam tikroj stadijoje. Aš tai vadinu, kad žmogus, kuris fiziškai nesimankština, jisai yra ties kažkur minus 60. 0, tai aš mankštinuosi kiekvieną dieną, kas antrą dieną, reguliariai. Ir jau jeigu aš noriu pasiekti rezultatų, bėgti, šokti, lipti, daryti, važiuoti, man jau reikia specifiškai atskirai ruoštis. Tai daug tų stadijų yra iki tos mano puikios formos. Stadija, kurią aš matau ir kurią aš analizuoju jau daug metų, tai yra kaip žmogus 8 valandas, minimum, 9, 10, ar kiek jisai bedirbtų, kaip jisai savo nepadeda
ir paskui nueina 1 kartą, 2 kartus, jeigu nueina fiziškai pasimankštinti ir visą tai turi jam atnešti, aš taip vadinu, atidėjimą, nugaros skausmų, peties skausmo, galvos skausmo ir panašiai. Tai dar kartą įsiklausykit, ką tik pasakiau. 8 valandas per dieną mes kreivę varom žemyn, tada su 1 valanda per savaitę ar 2 valandom, nežinau, kiek jums pavyksta, nes čia esu tam, kad jūs teisti dėl to. Bet su 1 valanda jūs davėt kažkokių pratimų ir vėl nesportuoti ir tada dar likusias 3-4 dienas eina žemyn. Ir kažkurioje vietoje ta sveikata tikrai nuvažiuoja. Todėl, koks tas sprendimas? Tai siūlymas yra kiekvieną dieną super rimtas fizinis aktyvumas. Ne visi gali, ne visi nori, aš suprantu. Tai koks tas sprendimas, Ignai? Labai paprastas. Per 8 valandas, kurias atliekat kiekvieną dieną, beje, atlikote mokykloje, sėdėdami suole, tas sėdėjimo pamokas, mokymosi sėdėti, tada atlikote universitete, dar keli metai ir dabar darbas. Tai mes tokie esam labai geri praktikai, už mus geresnių nėra. Vadinasi, ten yra galimybė kažką pakeisti ir kažką integruoti. Ką reikia daryti? Per dieną padaryti 4 dalykus ir juos pakartoti 5 kartus. Tai bendrai sumo jum bus 10 minučių. 2 minutės kažkada ryte, 2 minutės prieš piet, 2 minutės per piet, 2 minutės prieš vakarienę ir 2 minutės jau prieš išeinant iš darbo. Ar pavakariuose kažkada tokio. Nes jeigu mūsų viršutinė trapecija, kuri užspazmuota, neleidžia kraujui, deguoniai ir vandeniui ir limfai atitekėti iki galvos, ir toliau kita dalis užblokuota nuo sėdėjimo, kai mes sėdim šitaip ir kai sėdim šitaip prie klaviatūros, užspazmuoja liemuo, tai pas mus normaliai kraujas netiteka, nes čia spazmas ir čia spazmas. Tai apie grubiai apie 40-60% pas mus jau netiteka visko. Ir mes su tuo mėginam kažkaip pasiekti rezultatų, būti laimingi ir tai, kas buvo parašyta tam visam dideliam rate. Tai sprendimas yra labai paprastas. Tos 10 minučių per dieną. Ir tai yra labai puikus pavyzdys, nes pas mane yra 2 tokie žmonės, kurie neseniai visai atėjo ir jie pasidalino ir aš dabar turėjau visai neseniai konferenciją apie 700 moterų ir aš pasakau šitą istoriją. Tai atėjo viena moteris, kuri sportavo intensyviai, sportavo iki vasaros, 3 mėnesiai pertraukos ir po 3 mėnesių grįžo, sako, man jau vėl skauda nugarą, dėl to grįžau. Tai štai jums atidėjimas. Mes sportavom pusę metų, gerai sportavom, 3 kartus, 2 kartus per savaitę su visokiom atostogom, jai pavyko, atidėjom, prieš tai atidėjimas buvo mėnesių, jinai po mėnesio jau skundėsi nugaros skausmais, kai išėjo į vasarą. O dabar jau 3 mėnesius, atidėjimas veikia? Veikia. Mano bičiulis, kuris daro vienetinius motociklus, jisai ten virina, kala, suka ir jisai pas mane atėjo, sako, man nuolat nugarą rakina, ką daryti. Aš sakau, gerai, štai va tau yra tie pratimai, apie kuriuos aš jums dabar papasakosiu. Padaryk juos. Ir aš jam nusiunčiu. Jisai darė juos, dar pridėjo porą savo. Jisai po metų laiko pas mane grįžta ir sako, aš juos darau kiekvieną dieną. Man nugaros neberakina. Ir šiandien jau yra 5 metai, kai jisai daro tą patį per tą patį. Ir jam jau atidėjimo nereikia. Tai štai ką jums reikia padaryti. Tai jeigu galite, jūs ryte padarykit, jeigu negalit, padarykit darbo metu, kad nesuprakaituotumėt labai paprastai. Atsistokit. Ir pakelkite abi 2 rankas, va taip, virš galvos. Nuleiskit, pakelkit. Nuleiskit, pakelkit. Štai šitokiu būdu jūs aktyvuojate savo viršutinę trapeciją, kuri padarys taip, kad jūsų kaklo raumenys, kurie dažniausiai nėra treniruojami, nes mes sėdim šitaip nusilenkę, jūs aktyvuosit šitą raumenį ir jisai pakels jūsų kaklą, atsispazmuos ir jūs stovėsit tiesiai. Ir kupra dings. Bet jums reikia tai padaryti per dieną minimum 50 kartų. Tai tie 5 kartai po 10 kartų per kiekvieną kartą. Arba 1 kartu padarykit per mankštą ryte. Gerai? Bet tik aktyvuoti galbūt galimai užspazmuotos vietos irgi negana. Todėl mums reikia ją pratempti. 1 ranką spaudžiu žemyn, o su kitu pirštu paspaudžiu galvą į šoną. Turėtumėt jausti, kaip kaklas išsitempia. 5-8 sekundės neilgiau ir grąžinat kaklą atgal, bet šitai prasukdami petį, raumuo turi grįžti ir dabar tą patį darom į kitą pusę. Spaudžiat ranką žemyn
ir tempėt į šoną. Jeigu per stiprus tempimas, tai tada tos rankos nenaudokit, tiesiog kaklas į šoną. Labai gerai. Kiek laiko užtrukot padaryti šitą pratimą? 30 sekundžių. Aš dar čia šiek tiek aiškinau, bet grubiai, iki minutės. Tai dabar yra antrasis pratimas, kurį jūs irgi per dieną galėtumėt padaryti 5 kartus po 10 kartų. Rankos čia, žiūrite į priekį ir lenkite žemyn ir stumėt sėdimąją atgal. Va šitai, tokiom beveik tiesiom kojom. Gerai? Aš norėčiau, kad jūs smakrą laikytumėt iškėlę, nes tada jūsų nugara bus tiesi, nes jeigu jūs tik nuleisit galvą į apačią, yra didelė tikimybė, kad nugara nusilenks. Ką jūs padarot? Jūs aktyvuojat viršutinę trapeciją, o čia jūs ištempėt galinę šlaunį, kur šlaunis sutrumpėjo nuo sėdėjimo per keliasdešimt metų, labai sutrumpėjo. Dar pasilankstykit. Tada jūs, kai leidžiatės, įsijungia jūsų nugaros apačia, išsitempia ir aktyvuojasi, pilvo raumenys aktyvuojasi, viskas, ko reikia. Ir čia mes vėlgi užkuriam kraujotokos, limfotokos tekėjimą į viršų. Bet irgi tik aktyvuoti neužtenka, nes dažnu atveju ten statistikos labai buvo, tai aš tokios statistikos nepateiksiu, bet kas eina dažniausiai į masažus? Nu va, tai čia mes išgirdom moteris. Vyrai masažus vaikšto taip nelabai. Gal kartais, kai jau prispiria, bet moteris eina profilaktiškai. Ką padaro masažas? Jisai atpalaiduoja raumenį, kuris yra pertemptas. Bet raumuo turi atminti ir jisai grįžta vėl atgal. Tai vadinasi, kad mums reikia aktyvuoti raumenį, jį pratempti ir masažas turėtų būti kaip tik tai savęs pamaloninimas. Tai nėra sprendimas. Sprendimas yra duoti raumeniui jėgos, kad jisai pats save atstatęs išlaikytų. Mes prasilankstėm, bet reikia ir prasitampyti. Tai atsistojat šiek tiek kojas plačiau. Viena ranka į viršų. Įkvepiu ir iškvėdamas griūnu į šoną. Šitaip. Ir mes ištempiam šoną ir turėtumėt jausti taip. Nuo pat klubo dar ir per visą pečių juostą. Gerai, ir tas pats į kitą pusę. Įkvepiu ir iškvepiu. Grįžtu atgal. Kiek laiko užtruko šitą pratimą darydami? Labai panašiai. Aš taip grubiai sutrumpinsiu. Minutė ir minutė. 2 minutės. Tai ar aš galiu savo dėl savo sveikatos per dieną skirti 2 minutės 5 kartus. Gerai, atsisėskit. Dabar žiūrėkit. Toj pačioj konferencijoje aš padariau tokį triuką. Aš to moterim neparodžiau iš tų pratimų. Iš labai didelės pagarbos jum, nesakau, kad aš ten jų negerbiau ir dėl to neparodžiau. Bet aš galvoju, padarysiu eksperimentą. Aš paaiškinau, padariau pardavimą, va moteris, kuri taip darė, va vyras, kuris taip padarė, jam nugaros nebeskauda, jai nugaras skauda. Aš aiškinau tą atidėjimo efektą. Kaip mums kiekvieną dieną dalykus daryti, kad mums nebereikėtų atidėjimo. Sportuoti 1-2 kartus per savaitę, kad tik tos nugaros neskaudėtų. Ką man reikia daryti kiekvieną dieną minimaliai, kad aš jaučiausi puikiai. Ir žinokit, jos nupirko. Ir aš tada atsistojau drąsiai, taip naglai sakau, bet aš jums nesakysiu, ką daryti. Bet tai pasijokiau. Kas čia vyksta, Ignai, kodėl? Aš sakau, žinot, kas yra? Aš nuolat 15 metų dalyvauju konferencijose, važiuoju, pasakoju, sakau ir paskui viskas baigės taip. Dabar žiūrėkit, mano vardas pavardė, jūs galite man bet kada rašyti, nuo ryto iki vakaro, aš esu tam paskirtas. Rašykit, aš viską susakysiu, viską atsiųsiu, man užtrunka kelias sekundės, visi. Ir jūs dabar tai padarykite. Tai gerai. Ir spėkit, kiek man parašo. Va, plius minus 2, 3. Ir aš taip džiaugiuosi, ir aš jam parašau, ir atsakau, ir skiriu laiko. Kažkaip man susišvietė, kad to moterim aš sakau, neatsiųsiu. O sako, kodėl? Sakau, nes aš noriu, kad jūs padarytumėt žingsnį. Tai jūs žingsnį ką tik tai padarėt su manim darydami pratimus. Tai buvo jūsų startas. Išsijudinot, plius minus gal po 3-4 dienų galite ir pamiršti, ką ten tas Ignas aiškino, nes dar buvo profesorius, dar buvo kiti lektoriai. A ne? Aš jūs kviečiu man parašyti. Aš jums atsiųsiu glaustai paaiškinimą tą, kurį dabar ką tik tai aiškinau, nes jūs gal darėt pratimą ir negirdėjot. Tada atsiųsiu 10 minučių mankštą, kurią gali daryti kiekvieną dieną. Nu, jinai yra ilgesnė, bet jūs gali daryti tik mankštą, o paskui kitos dalies nebedaryti. Ir žinot, kaip tai suveikia? Man parašė per 400 moterų.
Aš vargau kelias dienas, kol aš visom atrašiau, nes dar yra Facebooko, Instagramo visokie ribojimai, neleidžia siūsti daug žinučių, tai aš ten turėjau kūrybiškai procesą pažiūrėti. Bet jūs neįsivaizduojat, koks efektas. Moteris pradėjo daryti, pradėjo dėkoti, kelios dienos praėjo, man čia viskas tvarkosi, man čia neskauda. Ašgi ne šiaip savo tuos pratimus padariau. Ašgi žinau, kaip tai veikia. Profesorius žino, kaip tai veikia. Tai va, tai jūsų dabar kamuolys rankose. Jūsų rankose. Parašykit man, atsiųsiu. Kur parašyt? O bet kur sugalvosit. Ignas Bakėjus, jūs galite vardas.pavardė, Gmail, e-mailų daug parašė. Tai kur statistiškai į LinkedIną parašė, į e-mailą parašė, pagrindė į Facebooką ir Instagramą. Nu gal jeigu kažką naudojat, bet jeigu ką, mano ir telefonas yra. Aš norėčiau dar kitus dalykus pasakyti, bet jau mano laikas baigėsi. Nors buvo parašyta, kad mityba ir žinios. Tai aš labai trumpai apie tuos du dalykus. Yra 5 dalykai, kuriuos reikia kiekvienam žmogui padaryti, kad jisai būtų sveikas. Kad tai būtų jo prevencija ir kad iki gyvenimo galo jam nebereikėtų šito klausimo spręsti. Aš labai norėčiau, kad visa tai būtų išdėstyta mokykloje, nes universitete ne visi stoja to mokytis. 1 fizinis aktyvumas, aš ką tik parodžiau. 2 raumenų grupės pataisom supratimais ir jau mums viskas labai gerai bus. O tada paskui mes jau, kai susitvarkom, nebėra skausmų, fizinis aktyvumas turi būti, taip kaip profesorius sakė, darykit, bet tai lai būna jums vyšnė ant torto. Pasirūpinkit tuo, kas pas jūs sugenda per dieną darbo vietoj, per eilę metų. Kiti 5 dalykai tai yra vanduo, kurio mums reikia ir mes jo turim sugerti per dieną tiek, kiek mums reikia. Ne iš pajautos, kiek mums reikia, o tiek, kiek mūsų kūnui reikalauja, pagal mūsų kūno masę. Vyra, moterim skiriasi. Miegas, kurio mums irgi reikia, nes mūsų centrinė nervų sistema labai vaikai žino. Jeigu kompiuterį neišjungiai, jiegi geimina ir labai daug žaidžia. Jeigu neišjungiai, tas kompiuteris sudega per laiką. Įsivaizduokit, kaip sudega mūsų centrinė nervų sistema, jeigu mes neduodam miego nuo iki. Bet nuo iki tai reiškia nuo 10 iki 2, tada kada ilsisi centrinė nervų sistema. Turit kažkokių darbų, kelkitės 2 valandą ir darykit. Čia aš taip labai grubiai, žinau, kad jūs galbūt dirbat pamainom, tai nebūtinai taip viskas idealiai, bet jeigu išeina nuo 10 iki 2 išmiegoti, tam galbūt kartais ir gyvenimą reikia pakeisti, kad taip atsitiktų. Bet man pavyko, štai aš stoviu dabar prieš jūs scenui, tik tai dėl to, kad aš pakeičiau savo miego ypatumus, nes aš labai norėjau sportuoti. Bet daug vaikų turiu, žmona, man reikia tavo pagalbos, tai aš turėjau keltis į rytą, o iš vakaro turėjau eiti anksčiau gulti, kad anksti ryte galėčiau atsikelti ir tai vykdyti. Ir štai kaip aš pasikeičiu. Ir mano gyvenimas pasikeitė, aš stoviu dabar prieš daug žmonių, jau daug metų apie tai kalbu. Tai negalvokit, kad čia yra toks labai paprastas dalykas miegą pakeisti. Kaip padaryti? Nu jau čia apie tai pasikalbėsim, jeigu parašysit. Toliau. Valgyti pagal valandas. Mūsų kūnas turi naudojimo instrukciją, kurią žino mitybos specialistai, gydytojai. Jie žino, kaip naudoti kūną. Ne kažkokias ten dietos malonios, fainos, naujos. Ne. Mūsų kūnui jame vyksta tokie procesai, kurie negali būti pertraukiami ir jie vyksta kiekvieną dieną, kiekvienam žmogui, nes organai turi daryti taip, kaip turi daryti ir viskas. Bet mes prisigalvojam, prikuriam, pridarom, sugadinam. Tai valgymas pagal valandas, tai plius minus atrodo taip. Pusryčiai, pietus, vakarienė. Nieko naujo nepasakiau. Ir dar tarpuose suvalgau dar po vieną valgymą, tokį kaip vadinamą užkandį. Čia irgi nedetalizuosiu, nors norėčiau praplėsti, bet tai grubiai skamba maždaug taip. Ir toliau yra reikalingi baltymai, nes jūsų kiekvienam kūno procese, kuris dabar pas jūs vyksta, kol jūs sėdit ar veikiat, kiekvienam procese dalyvauja baltymai. Tai ne raumenim auginti baltymų reikia, o kad mūsų psichika stabili būtų, kad mūsų raumenys vystytųsi, kad būtų tonusas, kad raumuo gražiai atrodytų. Ir daug kitų dalykų organuose, kurie vyksta, dalyvauja su baltymo pagalba. Tai jeigu to baltymo mes negaunam tiek, kiek reikia per dieną, mums tada darosi sunku. Tai ką kalbėjau apie stresą, apie kitus parametrus, tai jie taip ir atsitinka, kai mes nežinom, kaip tą kūną naudoti. Ir paskutinis tai yra vitaminai, mineralai, nes mūsų maistas yra labai skurdus, ten nėra labai visko daug, ko mums reikia, todėl mes turime gauti viso to iš pašalės. Jeigu žmogus idealiai maitinasi, viskas tvarkoja. Aš jam jokių pretenzijų neturiu, vitaminų negerk. Nors ir tai jisai gauna iš maisto tik tai tam tikrą kiekį, vis tiek reikia papildyti. Nekalbėsiu net apie tai, kokių reikia. Faktas, kad reikia.
O žinios yra pati svarbiausia dalis, nes kuo jūs daugiau žinot, aš tikiuosi, kad per čia kelias minutės, kurias aš pakalbėjau, tam tikrus dalykus sužinojot ir tai iškart ir parodo jums pavyzdį, kad žinios šitoj srity, kuri yra pati svarbiausia mūsų gyvenime, sveikata. Nes aš turiu 100 problemų, jeigu sveikata sugedo, aš turiu 1 problemą. Visos kitos dingo. Tai vadinasi faktas, kad mums reikia išmokti pasirūpinti. Bet mes dirbam, labai daug dirbam, rūpinamės tik tai tą dalimi, kur mums augti ir tobulėti, bet sveikatą mes pamirštam. Tai žinių svarba yra tame, kad jeigu jūs mokysitės, skaitysit, domėsitės, savo vaikams padėsit, savo padėsit, savo aplinkai padėsit, išmokę, tai kaipgi tą sveikatą prižiūrėti su tais 6 punktais, kuriuos aš ką tik pasakiau. Labai paprastai. Per 5 metus užbaikit šitą universitetą su kitų žmonių pagalba, 6 dalykų. Ir daugiau niekad gyvenime prie šito klausimo nebegrįžkit. Grįžkit prie kitų aktualių klausimų. Finansai, santykiai, vidinė ramybė, saviugda. Tai, ko žmonėms reikia, visai žmonijai. Bet sveikata yra numeris 1. Tai turbūt su tuo ir paliksiu. Pasižiūrėsiu testą, ar išlaikysit. Nieko neturit jūs laikyti. Galit nerašyti, bet jeigu parašysit, aš tikrai jums atrašysiu, pabendrausim ir galėsim pratęsti. Atsiųsiu paskaitų, galėsim susiskambinti, galėsim susitikti, jeigu reikės. Visi įsivaizduojat? Uždyka! Kur čia pakastas šuo? Įsivaizduojat? Tai ir vis tiek tik 2 parašo. Kai tokių prisiūlai. Bet nieko, aš jūs čia dabar šiokį tokį iššūkį darau. Tai ačiū labai, linkiu geros likusios šventės, aš dar neišeinu, pasiliksiu, tai galim bus pabendrauti.